Sveiki, mėly kolegos. Dirbdamas su portalu Ekspertai LT vis randu klausimų, kurie yra tokie tradiciniai ir aktualūs tikrai daugeliu žmonių. Taigi tiesiog nusprendžiau atsakyti į vieną iš tokių klausimų tiesioginėme eteryje. Ir netgi pabandysiu susisiekti su žmogumi uždavusiu šį klausimą, galbūt tiesiogiai ir jam atsakymą galėsiu išdėstyti ir jūs jį išgirsit tiesiogiai. Tai tiesiog ir pabandykim tai padaryti. Jeigu žmogus atsilieps, tada tiesiog ir klausimą mes išsiaiškinsim, padiktuosiu aš jį tiesiog. Labadiena! Robertas Karvauskas, nepriklausomas pastatų šiltinimo ir šilumos išsaugojimo pastatuose ekspertas, konsultantas. Dirbu su šituo portalu, padedu žmonėms susigaudyti, kaip ekonomiškiausiais būdais išsaugoti daugiausiai šilumos. Nieko jums nesiūlysiu, esu ne rangovas, ne medžiagų tiekėjas, tiesiog padėsiu susigaudyti tame. Mano vardas Robertas, kaip jūs vadint? Tadai. Malonu, Tadai. Tadai, aš turiu jūs prašymą, kadangi jūsų klausimas yra pakankamai toks tradicinis, kuris kyla labai daugeliu žmonių, aš norėčiau šitą mūsų pokalbį tiesiog įrašyti ir pateikti savo svetainėje kaip atsakymą į tradicinį klausimą. Ar jūs nieko prieš būtumėt? Mano svetainė yra sandarusnamas.lt. Tiesiog, kad būtų daugeliu žmonių aiškiau šituo klausimu. Ar sutinkat? Gerai. Taip. O yra garsinis ar? Garsinis, taip. Reikės galvoti, ką sakyti. Negalvokit, juk mes kalbam ne detektyvų kažkokiu, tai ne kažką tai tokio. O tai yra paprasta. Tai tiesiog norėčiau aiškiai atsakyti. Dabar jūs, pirmiausiai aš visada nuo ko pradedu? Pradedu visada nuo problemos. Tai, mielas Tadai, sakykit, ar jūs gyvenot jau šitame name, ar žinot jo ekonomiką, ar jūs dabar tik tai jį įrenginėjat ir prognozuojat, kaip ten bus? Aš ten dvi užklausas. Jeigu mes kalbam apie mūrinį. Ne, čia yra senos statybos medinis namas. Dabar ant perdangos supilti spaliai. Jo, va šitas. Tai aš galbūt ir iš karto ir įvardinsiu visą tą klausimą. Dabar ant perdangos supilti spaliai. Kaip ir kuo būtų geriausiai apšiltinti perdangą, kad sulaikyti šilumos pabėgimą. Spalį, mano supratimu, šiandien dienai nekoks pasirinkimas. Sienas planuoja apšiltinti vata ir naujomis dailylentėmis, namas nenuolat gyvenamas. Tai ar jis jau buvo gyvenamas, ar jūs žinot ekonomiką šito namo, ar dar neaišku, kaip ten yra? Jis buvo gyvenamas prieš 15 metų, dabar aš 2 metai jį bandau atgaivinti. Supratau. Tai kągi, pirmiausiai geras klausimas, kad jūs keliat klausimą nuo viršutinės konstrukcijos, kadangi šildymo prietaisai sušildytas oras pirmiausiai kyla į viršų ir remiasi būtent į perdangą. Tai dabar virš perdangos yra šalta palėpė, kiek suprantu, nekūrenama patalpa, taip? Taip, tenai negyvena. Aišku. Tai dabar aišku, kad spaliai biri medžiaga ir per perdangą einantis oras lengvai praeina per šitą birę medžiagą. Nu, sunkiau negu visiškai, kad nieko nebūtų, bet vis tiek šiluma pakankamai greitai išeina. Tai reiškia, kad mums reikia pirmiausiai sutvarkyti sandarumą perdangos, nes 4/5 šilumos nuostolių atitenka pabėgančiam šiltam orui. Toks oras nespėja atiduoti savo temperatūros, o pabėga pats su visais jūsų į šilumą investuotais pinigais. Todėl 4/5 yra sandarumas. Šilumos nuostolius pagausit greičiausiai, jeigu užsandarinsit. Tai dabar klausimas, kokiais būdais užsandarint. Spalius, aišku, nuimti reikės, nes juos užsandarinti iš visų galų, kad oras nepraeitų niekur, tikrai yra sudėtinga. Tai spalius nuėmus, tada turim du pasirinkimus. Pirmas, naudot tradicinės orui laidžias medžiagas, tokias kaip vatos. Visos vatos yra kiauros, jos praleidžia kiaurai orą, todėl jas taip pat reikia pilnai sandarint. Tai reiškia, kad jūs turit
pilnai daryti ir garo izoliaciją iš apačios, ir vėjo izoliaciją iš viršaus. Tam, kad vatoje esantis oras, kuris gaus šilumą nuo apačios, plėsdamasis negalėtų niekur pabėgti iš tos vatos. Nes jeigu jis pabėgs, į tą vietą ateis šaltas oras ir vata bus nuolat vėdinama ir tada tai jau visiškai prasta šilumos izoliacija, kaip ir spaliai. Tai dabar klausimas, kaip jūs užsandarinsit tai. Tradiciškai tai sandarinama naudojant garo izoliacinę plėvelę, klojant ant perdangos ir ją detaliai klijuojant visur. Tada dedama vata ir iš viršaus turi būti užklojama difuzinė plėvelė, tai yra tokia, kuri nepraleidžia šalto oro iš viršaus, bet iš vidaus vandens garų molekulės gali išeiti per tam tikros kalibravimo poras toje plėvelėje. Tai yra tam, kad jeigu padarysim klaidų sandarindami iš apačios, o jų paprastai vis tiek lieka kažkiek tai vandens garai papuolę į vatą šiltų sezono metu, jie turi turėti galimybę išgaruoti, o kadangi garuoja į viršų, reiškia, ta viršutinė plėvelė turi būti laidi vandens garams. Tai vadinama difuzinė plėvelė. Tai va tokiu būdu. Šitas būdas, jisai padaromas, bet jis turi grėsmę išsisandarinimo, nes plėvelės, kai klijuojamos, jos vis tik per laiką, tos lipnios juostos, kuriomis klijuojama, vis tik dažnai išsisandarina. Kiek aš darau ekspertizės, tai po 5-7 metų praktiškai visuose objektuose randu bent kažkiek tai atsiklijavimų, išsisandarinimų. Ir tose vietose dažniausiai būna kondensato taškai, nes vandens garai einantis iš vidaus, jie pasiekia šaltus sluoksnius šiltinimo medžiagos ir juose pradeda kondensuotis, medžiaga drėksta ir toje vietoje jinai tampa jau ne šilumos izoliacija, o šalčio tiltu, plius medinės konstrukcijos toje vietoje turi didelę tendenciją pradėti pūt, pelyt ir taip toliau. Tai va šitos grėsmės yra. Tai antras būdas, kokiu galima šitą dalyką padaryti, tai naudot medžiagas, kurios šiltina ir sandarina vienu metu, nereikalaudamos jokių papildomų investicijų. Tai yra purškiama technologija. Purškiamų technologijų yra daug iš tikrųjų, bet pagrindinis dalykas, ko reikia iš šitokių purškiamų putų, tai reikia, kad jos būtų stabilios pilnai, kad jos nekeistų savo matmenų, kada kinta temperatūra ir santykinė oro drėgmė. Deja, didžioji dalis putų poliuretanų, kurie naudojama šitose technologijose, jie turi šitą šunišką savybę, kad labai traukiasi, kai kinta santykinė oro drėgmė ir temperatūra. Ir susitraukimai yra nuo 2 iki 15%. Tai įsivaizduokit, tadai 5% tai yra 5 cm per metrą. Ir pradžioje, kol temperatūrų pokyčių nebuvo, medžiaga yra tikrai sandari ir atrodo gražu, viskas taip ir bus. Tačiau praėjus keliems sezonams, kada žiemą, sakykime, bus minusinė temperatūra, o vasara stipriai įkaista pakankamai šitą medžiagą, tai susitraukimai tokie, jų medžiaga neatlaiko, pradeda atsiplėšti nuo konstrukcijų, skilinėti savo visame plote ir tampa nesandari. Todėl su tokiais parametrais poliuretaninių putų palikti neužsandarintų papildomai taip pat negalima. Tai iš poliuretanų yra turbūt bene vienintelė Europoje medžiaga dabar, kuri neturi šitų neigiamų savybių ir kuri yra pilnai sandari, tai yra nepraleidžia oro, bet vandens garų molekulės praleidžia. Tai yra su nedidelė difuzija putos, kurios yra stabilios ir nekinta nuo temperatūrų svyravimų. Tai šita medžiaga, ją pagamino Kanados firma Eisinin ir Europoje jie atsirado 2007 metais ir lietuviai pirmieji jie parvežė į Europą. Tai jūs jie galite pasidomėti šitą medžiagą svetainėje gamo.lt. G-A-M-O, gamo. Tai Lietuvoje ir Latvijoje šitas prekinis ženklas naudojamas ir lietuvių įmonė yra distributorė šito
šitos medžiagos. Kodėl aš apie ją kalbu? Todėl, kad kai man atėjo laikas pačiam rinktis šiltinimą savo namui, aš gerai išanalizavęs pasirinkau šitą medžiagą, ją gerai ištyrinėjau, pasižiūrėjau daug objektų, ekspertizių padariau ir tikrai šita medžiaga man pasirodė patikimiausia tuo momentu rinkoje ir iki šios dienos aš tikrai džiaugiuosi savo pasirinkimu. Tai va tiesiog galiu parekomenduoti šitą dalyką. Bet kaip jūs darysit, tai yra tik jūsų pasirinkimas. Jeigu jūs gerai, patikimai, garantuotai užsandarinsit ir tas pačias vatas, jos tarnaus tikrai neblogiau negu ta pati gamo, bet kaip tai padaryti, užsandarint, va čia yra iš tikrųjų nemažai reikalų ir kai aš savo skaičiavau savo namui, tai pamačiau, kad realiai, jeigu teisingai pilnai padaryt, tai išeina apie 30 kartų ilgiau negu užpurkšt paprasčiausiai, plus tai tikrai nėra pigiau, nes darbo laikas ir medžiagos, tos patikimos, garantuotos profesionalios sandarinimo medžiagos, jos tikrai nėra pigios ir aš pažiūrėjau, kad aš tikrai sutaupysiu, darydamas greičiau ir plus patikimiau, nes su tom gamo putom garantinis sertifikatas išduodamas ne tik tai medžiagų kokybei ir darbų kokybei, bet ir sandarumui 20 metų. Man tai patiko, aš tai pasirinkau. Tai va toks patarimas būtų jums, kas dėl perdangos pilnai, nes tuo pačiu kaip urškiama, tada užsisandarina ir mūrlotas pilnai viskas atskirai. Ką padaryti su klijavimo sandarinimu ir su laidžiom orui medžiagom yra tikrai pakankamai sudėtinga. Tai va, dabar dėl sienų, jūs sakot sienas, žadat vėl medinį namą, sienas šiltint su vata ir dėt dailylentės. Tai čia labai taip pat reikia gerai išmastyti, pasižiūrėti į pačią fiziką, kas gaunasi. Nes medinio namo, rąstinio medinio namo sienos yra kiauros. Dažniausiai daug labai plyšių yra įvairių ir reiškia, kad šiltas oras, kuriame yra nemažai vandens garų nuo mūsų kvėpavimo, skalbimo, virimo vidaus patalpose ir taip toliau, visa tai keliauja į išorę, spaudimas gaunasi. Ir tie vandens garai, jie neturi papulti jokių atveju į šiltinimo medžiagą. Tai va čia reikia dėti ant pačios sienos iš karto atitinkamai plėvelę, izoliuoti, bet vėl plėvelę ne bet kokią, nes jeigu mes uždėsim grinai garui nelaidžią plėvelę, tokiu atveju tie garai prieėję prie tos plėvelės, prie išorinės sienos dalies, jeigu ten tik bus per žema temperatūra, jie kondensuosis ir pradės pūdyti jūsų rąstus. Tai kadangi iš išorės su vata vėjo izoliacija įrengiant vis tiek padaroma klaidų ir vis tiek yra įvairių prapūtimų, tokiu atveju ant sienos medinės turi būti dedama difuzinė plėvelė, kuri leis susikondensavusiai drėgmei šilto sezono metu išgaruot eit per vatą, garuot ir būti išvėdintai. Tai va čia šitie dalykai, šitie niuansai su vatomis, tai arba su laidžiomis orui medžiagomis, jie visą laiką yra pakankamai sudėtingi dėl kondensato grėsmės visada. Ir čia jau ieškoma kompromisų, po truputį leidžiama garams eiti, tada leidžiama medžiagai sudrėkti ir žiūrima, kaip padaryti, kad jinai galėtų išdžiūt. Bet va tada tuo momentu, kai medžiaga drėgna, va žiemą, ji tarnauja jau visiškai kitaip negu sausa medžiaga ir todėl tai yra kompromisai, kurie vis tik mažina efektyvumą šiltinimo. Medžiagos, kurios visiškai nepraleidžia oro, sandarina pilnai, bet leidžia vandens garams pasišalinti iš konstrukcijos, jos yra kur kas efektyvesnės ir dirba daug efektyviau ir šilumos sutaupo daugiau. Tai va tokie niuansai yra. Tai jūs sienas taip pat galite apipurkšti, sakykime, kad ir tomis pačiomis gamo putomis ir uždėti apdailą, ką aš padariau savo namui. Aš ir grindis, ir sienas, ir lubas, viską pilnai išpurškiau gamo putomis, uždėjau apdailą ir viskas. Ir užsibaigė visi reikalai. Tai yra daug greičiau ir man tai atrodė patikimiau ir aš dabar džiaugiuosi tuo.
Tai va toks iš mano pusės būtų patarimas, jūsų pasirinkimas tiesiog bus. Tai ar atsakiau į jūsų klausimą, Tadai? Taip, daug daugiau aiškumo. Dabar reikia tik apsispręsti. Nu tai va, puiku. Apie visus niuansus. Dar čia šilumos išsaugomė, jeigu nori tikrai ekonomiško namo, tai neatsiejamai surišta ir su vėdinimu. Tai sekantis klausimas būtų, kaip vėdinsit savo patalpas. Nes žmonės labai dažnai įrenginėja pakankamai tokią brangę šilumos izoliaciją ir daro viską labai teisingai. O paskui sakau, kaip jūs vėdinsit? Nu tai sako, nu kaip langus atidarysim ir vėdinsim. Tai įsivaizduoja, kiek reikia investuoti į gerą izoliaciją, kad paskui tą sutaupytą šilumą tiesiog atidaryti langus ir per skersvį paleisti laukan. Tai yra labai neekonomiška. Todėl tikras ekonomiškas namas visada surištas su geru sandarinimu, bet tuo pačiu prisiimama prievolė vėdint patalpas pačiu ekonomiškiausiu būdu. Tai reiškia, kad mes turim žinoti, kiek oro įeina, kiek išeina ir įleisti oro būtent tiek, kiek reikia sveikam sanitariškai gyvenimui, o niekada nevėdint per daug, nes tai yra dideli šilumos nuostoliai. Tai kaip jūs žadat vėdinti šitą namą, vėlgi verta pagalvoti apie tai, nes jeigu jūs nekontroliuojamą vėdinimą padarysit, tai tą šilumą, kurią sutaupysit šiltinimo būdu, jūs tiesiog išvaistysit. Tai tiek norėjau perduoti jums. Ačiū jums labai ir geros dienos, gerų sprendimų ir ekonomiškų rezultatų linkiu jums. Geros dienos. Na štai, brangiai, manau, kad pakankamai išsamei gavom atsakymą ar ne į šitą klausimą. Tai noriu jūsų atsiliepimų komentaruose apačioje, ką manot apie tai, kaip galbūt pasidalinkit savo patirtimu, kaip jūs šiltinot, kaip jums pasisekė, kokius turit rezultatus, ką jūs manot apie tai, kas čia buvo pasakyta. Tai lauksiu jūsų atsiliepimų. Ačiū jums ir iki.